Tęsime toliau. 6 ir 3 susiprastina iš 3 ir tada matome, kad galime suprastinti dar 2 ir 8 iš 2 ir atsakymas gaunamas 1/4. Šitą jūs puikiai mokate. Dabar su mišriaisiais skaičiais mes darysime analogiškai. Dabar paimkime pirmąjį pavyzdį, mišriųjų skaičių. Tarkime, 1 sveikas 2/3 dauginam iš 1/2. Lygu. Tai vėlgi, grįžtant prie pirmo pavyzdžio, jūs mokat dauginti trupmeną iš trupmenos. Tai mes bandom ateiti iki šitos situacijos. Mes turime mišrųjį skaičių, paverskime jį netaisyklingąją trupmeną ir mes gausime situaciją, kai trupmena bus dauginama iš trupmenos. Tai 1 sveikas 2/3 yra 5/3. Dauginam iš 1/2. Ir viskas, jūs turite pažįstamą situaciją. 2 trupmenos paprastosios, tam, kad ją sudaugintumėm, skaitiklį turime dauginti iš skaitiklio, vardiklį iš vardiklio. Lygu 5/6. Taisyklingoji nesuprastinama trupmena gavosi 5/6, tai yra atsakymas. Ar viskas aišku? Mokytoja, Taip. taip, kai yra 1 sveikas ir 2/3, tai kaip 5/3 gaunam. Kaip paversti mišrųjį skaičių netaisyklingąją trupmeną? 1 sveikas 2/3. Jeigu atsimena, tai buvo tokia bendra formulė pas jūs, bet kas mes gausime trupmeną, kurios vardiklis yra 3, kas bus skaitiklyje? 1 kart 3 plus 2. Taip, sveikąją dalį dauginame iš vardiklių ir pridedam skaitiklį. Iš kur atsiranda šita trupmena? Aš dar kartą jums paaiškinsiu. 1 sveikas 2/3, tai 1 ir 2/3. Tai tiesiog reikia tą mišrų skaičių padauginti iš to vardiklio ir plius skaitiklį. Sveikąją dalį iš vardiklio ir pridėti trupmeninės dalies skaitiklį. Taip. 1 sveikas, jūs galite žiūrėti ir taip. 1 sveikas, jeigu mes užrašome trupmeną, kurios vardiklis yra 3, tai yra 3/3. Tai vietoj vieneto mes rašom 3/3 ir pridedam trupmeninę dalį 2/3. Ir irgi gauname 5/3. Tai yra tas pats. Ar taip jūs darysit, ar taip jūs darysit. Tai yra visiškai tas pats. Gerai, toliau. Dar vienas pavyzdys. Tarkime, 2 sveiki ir 1/3. Štai toks mišrusis skaičius, jis turi būti padaugintas iš 5. Iš sveikojo skaičiaus. Mišrusis skaičius dauginamas iš sveikojo skaičiaus. Ir šiuo atveju, kad jos šituos skaičius sudaugintumėm, mums reikia abu juos užrašyti trupmenomis. Ne? Abu skaičiai bus netaisyklingos paprastosios trupmenos. Tai 2 sveiki 1/3 paverčiam netaisyklingąją trupmeną 2 kart 3 yra 6 plus 1. 7/3. Dauginti 5, tai yra 5/1. Lygu. Trupmena iš trupmenos.
Skaitiklį iš skaitiklio dauginsime, vardiklį iš vardiklio. Gaunam vieną trupmeną, skaitiklyje 7 kart 5, vardiklyje 3 kart 1. Gauname 35 trečiasias. Netaisyklingoji trupmena, todėl turime išskirti sveikąją dalį. Daliname skaitiklį iš vardiklio, gauname 11 sveikųjų ir 2 trečiasias.